Čia 2 minutės, viskas gerai. Jo. Labas, prisistatykite ir pasakykite šokius klubą. Limonas Čeplikas iš Tako klubo. Smagu. Prašau įstraukti vieną lapuką. Jo, na. Vieną. Laimingiausias. Ir pirmą perskaitų klausimą su taškiuku, tai čia kitoj pusėje. Kokia didžiausia? Va, pirmą šitą. Koks ką rengia šį čempionatą ir kiek jis metų gyvoja? Medeina, 10 metų. Šiek tiek. Daugiau? 20. Taip, bet čia beveik panašu. Kitoj pusėje klausimas dar? Kokia didžiausia Lietuvos giria? Labanoras. Taip, labai jau viską galite atsakoti, daug žinot. Gerai. Vardas, pavardė ir klubas. Raimondas Ulišauskas. Taip. Takas. Taip. Ir orientavimo sporto pliusas. Vien kokį tokį riebų. Pliusas tai, kad nebrangiai kainuoja statinis mokestis. Taip, labai geras pliusas. O minusas? Minusas, kad bėgti reikia. Taip, geras minusas. O kitoj pusėje klausimas dar? Kada LT įstojo Europos Sąjungoje? Taip. 1836 metais. Olas Gildys Medeina. Kur yra Vatikanas? Nu, tai Romai. O gal ne? Nu, gal aš žinau. Tai neprigavau, nu gerai. Aš iš jokio klubo? Gerai, tai iš Gajos. Nu jo, iš Gajos, tai Kornelija Bažytė. Kur yra Uralo kalnai ir ką jie skiria? Jie skiria Europą nuo Azijos. Taip. Ir jie yra Rusijai. Taip, šauni, protinga mergina. Kaip manat, ką orientavimas sporte reiškia šį ženklą? Nagi dar pagalvokit, nu logiškai, čia toks kaip ir koks tvėrimas. Jo, ir toks kaip tvėrimas kažkoks. Ne tada? Nu čia yra tvora. Nu čia žodžiu daug, kad nežinotų, labai gerai. Eglė Krasickienė iš Labirinto. Ir jūs? Ir aš sakiau, šitą išdainavau. Ir jūs? Salvinė Deksnienė Labirintas. Malonu. Dabar prašom ištraukti lapuką ir galėsite trise pasitarti. Vieną lapuką. Vieną lapuką, trise pasitarti. Ir prašom pirmą pasakyti klausimą, vat šitą gerai. Ar nepyksta jūsų mamytė, jog atvykote į šias varžybas? Ne. Labai džiaugiasi. O kitoj pusėje klausimas dar? Kurioje šalyje neseniai išsiveržė ugnikalnis? Islandijai. Šaunuolės 3 ir tokios gudrios, labai gerai. Sėkmės rytoj. Saulis Marėnas Sakas. Kas šiandien nugalės jūsų grupėje? Kaip jūs manote? Arimantas Petukas. Gerai. Koks Barboros Radvilaitės vyro vardas? Nežinau, tegu bus Mindaugas. Ai, Žygimantas. Gerai. Ačiū jums. Sėkmė. Taip, Auksė Galbinaitė Dainava. Taip. Taip. Reklamos aptelšti iškirpstam ir prašau išlaukti vieną kortelę. Kas 2009 metais tapo OS varžybų klubų taurės nugalėtais? Berods Dainava. Čia taip norėtum. Iš tikrųjų tai Medeina. Kas čia? Išvardykite. LT. Lietuvos buvusią sostinę. O Dieve. Kaunas, Vilnius, Trakai ir gal Kernavė. Šaunuolė, puikiai mergina, seksis visai puikiai. Ką štai dabar duosis? Nieko! Tu būsi internete. Sveiki, prašau stot. Sveiki, mes jums užduosim vieną klausimuką. Tokį trumpą. Pirmiausia, tu jau žiūrėjai. Kamuolys, įdėsim internetą, kad subėgi nuo mūsų. Įdėsim tavo vietą. Mindaugas Garmus, o ko Dainava? Kuriam regione atsirado OS? Taip. Lietuvoj? Mes labai čia aišku jį populiarinom, bet taip. Nu, Skandinavija. Taip. Šaunuos. Ugnė Grigonytė Takas. Ką reiškia šis ženklas? Čia taip gal žiūrėt? Ne, taip. Orientacininkė, rinktinėtė. Nežinau. Negalėtų būti. Nu, iš kitos pusės. Paskaitom. Nu, čia šiaip guliava, bet man... Koks medis yra Medeinos emblemoje, vėliavoje? Nagi, jeigu labai mus myli, tai žinosi. Ąžuolas? Nėra medis visas. Praktiškai teisingai, nes yra kažkokia šakelė su lapeliu, mes vadinam vieną lapę medžiu. Taip, kad megtais šaunuolė tau seksis rašoja, labai kirpis. Sandra Pranckūnaitė Orens. Kas didžiausia nelaimė yra atsitikusi jums trasai? Aš Švedijai iki čia buvau į pelkę įgriuvau. O Dieve, ir kas tai ištraukė? Nieko pasištika, manau. Jei pabaikite, tai ne grybai. Nežinau šitą. O negirdėjai tokia, jei ne grybai ir ne uogos, būtų dzūkų mergos nuogos.